Visi žirgai starto mašinoje, laukiame duoto starto. Ir pirmosiose pozicijose Varėnis bei Patriotas ir Orys. Gerokai atsilieka panašu, kad Enaja. Ne, atsiprašau, Laušas. Enaja vienoje iš pirmųjų pozicijų ir demonstruoja potencialą laimėti šį bėgimą. Lygiai taip pat, kaip tai padarė prieš mažiau nei mėnesį. Enaja. Dabar jau pirmojoje vietoje, vidinė posūkio dalimi, jį įveikia šį posūkį. Puikiai užsimta pozicija. Enaja tolsta nuo oponentų. Antroji vieta Varėnis. Kaip ir praėjusį kartą, nejaugi nieko naujo. Trečiojoje pozicijoje matome Ball Blair. Nestartavusi Lietuvoje šiais metais. Patriotas ir Orys už Vikingo nugaros. Enaja. Žogėja Gabrielė Ansurian. Jį pakeitė Edviną Kubilių. Prieš startą Edvinas Kubilius pasikinkė Alaušą, tačiau panašu, kad Edvinas Kubilius gali likti prastesnėje pozicijoje nei jį ant Enajos pakeitusi Gabrielė Ansurian. Distancija persirita į antrąją pusę jau gerokai. Paskutinis posūkis ir finišo tiesioji. Enaja atrodo antrosiose lenktynėse iš eilės. Nepalieka galimybių oponentams. Antrojoje pozicijoje Ball Blair su Tomašu Pastuška. Tomašas Pastuška, pajėgus svečias iš Lenkijos, o Enaja kerta finišą pirmojoje vietoje. Antroji vieta Ball Blair. Laukiame trečiosios vietos laimėtojo ir juo tampa Varėnis. Ketvirtoji vieta panašu, kad buvo Vikingas, tada Laušas, tada Orys, tada Patriotas. Ko gero tokia rikiuotė, sulauksime tiek neoficialaus, tiek oficialaus rezultatų patvirtinimo.